Aš manau, šis uždavinys, 18 uždavinys, yra pats sunkiausias bandomajame egzamine. Na tik pažiūrėkite, koks bus sunkus sprendimas. Nykstamosios geometrinės progresijos nariai teigiami, aš užsirašau tą nykstamąją progresiją, įimu, kad jos pirmasis narys B, tada antrasis narys bus BQ, trečiasis narys bus BQ kvadratu, ketvirtasis BQ kubu, ir taip toliau tie nariai. Kadangi jie teigiami, tai ir mūsų B pirmasis narys bus teigiamas ir Q privalo būti teigiamas. Na ir kadangi progresija nykstamoji, tas Q turi būti mažesnis už vienetą. Štai. Dabar žiūrime, kas mums pasakyta apie šią progresiją. Pasakyta, kad šių narių kvadratų suma yra 64/7. Na galvokime, kaip atrodys tie kvadratai. Kvadratai. Pirmas narys kvadratu, antras narys štai toksai bus kvadratu keliu, trečiasis narys B kvadratu jau Q bus ketvirtuoju, ketvirtasis narys B kvadratu Q šeštuoju ir taip toliau. Šita suma taip pat yra geometrinės progresijos narių suma, nykstamosios, todėl kad jeigu Q yra tarp 0 ir 1, tai Q kvadratu taip pat bus tarp 0 ir 1. Ir tokia suma gali būti apskaičiuota pagal formulę, kuri yra egzaminų lape. Suma yra pirmas narys iš 1 minus Q. Taigi mūsų šita suma bus apskaičiuota, pirmasis narys mūsų yra B kvadratu ir šitos progresijos vardiklis yra Q kvadratu. Taigi 1 minus Q kvadratu. Radau sumą. Vat bent už vieną šitą jau gaunu taškiuką. Dabar žiūriu ketvirtųjų narių sumą. Bandau kelti tuos narius, pradinės progresijos narius ketvirtuoju. Štai pirmas narys ketvirtuoju, antrasis ketvirtuoju, trečiasis ketvirtuoju, B kvadratu keliu ketvirtuoju jau gausis aštuntuoju, čia vėl ketvirtuoju, trečiuoju ir ketvirtuoju jau gausis 12 ir plus taip toliau. Čia taip pat yra progresijos narių suma, tik dabar pirmasis narys jau yra B ketvirtuoju, o vardiklis taip pat yra Q ketvirtuoju. Štai šita suma. Bet už visą šitą užrašymą, nebūtinai net abiejų, tik vienos užtenka tos lygties parašymą, mes gaunam pirmąjį savo tašką. Antrasis taškas bus už lygčių sistemos sudarymą. Sudarome lygčių sistemą. Pagal sąlygą mūsų štai šita pirmoji suma, čia B kvadratu 1 minus Q kvadratu yra 64/7, o čia B ketvirtuoju 1 minus Q ketvirtuoju yra 4096/175. Štai gavau tokią sistemą. Sistema ir iš pirmo, ir iš antro, ir iš trečio žvilgsnio yra pakankamai sudėtinga. Bet niekada nenusimenam, pažiūrėkim, panalizuokim. Čia yra B kvadratu, čia yra B ketvirtuoju, kaip ir matosi lyg ir kvadratu pakelta, bet dabar čia yra 1 minus Q kvadratu, 1 minus Q ketvirtuoju. Mes matom, kad jeigu šitą dvinarį skaidysim pagal kvadratų skirtumo formulę, mes gausim štai tokį. Puiku, pabandom skaidyti. Taigi, aš pirmą savo lygtį persirašau, B kvadratu iš 1 minus Q kvadratu lygų 64/7. Na, o dabar tą antrą lygtį aš vardiklį išskaidysiu pagal kvadratų skirtumo formulę. Bus 1 minus Q kvadratu, 1 plus Q kvadratu. Lygų 4096/175. Štai. Neparašiau skaitiklio. Aš čia galiu parašyti B ketvirtuoju arba galiu parašyti B kvadratu kart B kvadratu. Ką aš dabar matau? Aš matau, kad šitas mano narys čia yra. Čia yra 64/7. Taigi aš vietojo galiu įrašyti 64/7 kart B kvadratu iš 1 plus Q kvadratu yra lygų 4096/175. Padalinu, gaunu B kvadratu 1 plus Q kvadratu lygų 4096/175 padalinus iš 64/7, aš gausiu 64/25. Iš čia galiu įsireikšti, kad B kvadratu yra 64/25 padauginta iš 1 plus Q kvadratu. Štai.
Bet lygiai taip pat aš galiu b kvadratu išsireikšti vat štai iš šitos lygties. Kad būtų aiškesnis užrašymas, pažymiu aš ją pirmąją ir užsirašau iš pirmos tos lygties. Aš išreiškiu, kad mano b kvadratu yra 64/7 iš 1 minus q kvadratu. Ir čia b kvadratu, ir čia b kvadratu aš galiu šitas lygteles sulyginti ir parašyti, kad 64/25 1 plus q kvadratu yra lygu 64/7 1, čia skliaustelio neuždėjau, minus q kvadratu. Kaip čia lengviau išspręsti? Aš padalinu iš 64, padauginu iš 7 ir padauginu iš 25, kad būtų greičiau. Tada bus 7, 1 plus q kvadratu lygu 25, 1 minus q kvadratu. Susidauginu, jau dabar liko tik tai juokas 25 minus 25 q kvadratu. Čia sukeliu į vieną pusę, 32 q kvadratu lygu, kiek čia dabar bus, iš 25 atimti 7, 18. Q kvadratu yra 18 32. Arba q kvadratu lygu iš 2 prastinu 9 16, traukiu šaknį, q lygu 3/4 arba q lygu minus 3/4 mums netinka. Netinka, todėl kad mes pačioj pradžioj jau nustatėme, kad mūsų reiškia progresijos nariai teigiami. Dabar dar reikia rasti b reikšmę. Štai imkime, tarkime, va šitą valygti. B kvadratu yra 64/25 1 plus q kvadratu. Tik tai man vietos jau trūksta, tai aš truputėlį patraukiu aukštyn. Ir čia truputėlį aš savo pasididinu vietos, va. Ir dabar aš užsirašau šitą lygtį, kad mano b kvadratu yra lygu 64/25 1 plus q kvadratu ir vietoj q įsirašau 3/4. Taigi 64/25, čia 1 plus 3/4 kvadratu, tai 9 16, apskaičiuoju. Čia geriausiai aš va taip susidauginsiu, čia 25, čia pras 4x9 bus 36/25, gaunu 125 arba 4. Taigi mano b yra arba 2, arba galėtų būti minus 2, bet man minus 2 netinka, mūsų progresijos nariai teigiami. Štai, aš gavau jau ir pirmąjį progresijos narį, va čia va, ir q savo turiu. Q. Dabar galiu apskaičiuoti progresijos narių sumą. Vėl pagal tą pačią formulę. Pirmąjį narį dalinu iš 1 minus q, o q pas mus yra 3/4. Taigi įsirašau čia 3/4, lygu 2 padalinti iš 1 atimti 3/4, 1/4, gaunu 8. Na, pažiūrėkim, kokie čia dabar taškiukai pas mus kur priklauso. Reiškia, mūsų taškiukas buvo pirmasis už vatavat sekos parašymą. Antrasis taškiukas bus už sistemos sudarymą. Trečiasis taškiukas už bent vieno kintamojo išsireiškimą arba b kvadrato arba q kvadrato, jeigu kažkaip kitaip sprendžiate. Tada ketvirtasis taškiukas už pirmojo nario ir vardiklio radimą ir penktasis taškiukas už sumos radimą. Štai koks sudėtingas šitas uždavinys.